Ar žinote, kad jau Lietuva yra medžiotojų rojus? Tai Jehipaun parduotuvė Kaune, Islandijos plentas 30. 300 000 įvairių ir skirtingų prekių. Taip pat galime rasti prekių skirtų žvejams ir laisvalaikiui, platus ginklų pasirinkimas, šaudmenų, optiniai taikikliai, priedėliai, žiūronai. Pagrindinis laidos rėmėjas optikspot.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių, taikiklį ir priedėlį. Naktinio matymo lyderis PART oficialiai Lietuvoje, optikspot ir medžioklės parduotuvėse. Nokviksmate. Priedėlis 2 viename. Greitas ir tylus montavimas, integruotas tolimatis, keičiama baterija. Universalumas visiems atvejams. Sveiki, šiandieną vėl kalbiname medžiotojų draudimo Kolemont pardavimų direktorių apie medžiotojų draudimą. Kaip medžiotojai, būreliai draudžiasi daugiau, ar išlieka tas bendras vienodas skaičius? Geras klausimas iš tikrųjų. Paėmus istoriškai, jau šiemet 12 metai, kaip šitą draudimą medžiotojams mes pristatome, sakant, puoselėjame, tai nuo 1 metų ir iki dabar, aišku, jų padaugėjo, bet paėmus statistiką paskutinių 2 metų, 3, tas procentas išlieka toks kaip ir stabilus, 10-12%. Kodėl, priežastis kokios, sunku pasakyti. Pirmas dalykas, ko gero, tai būtų, kol kas Lietuvoje jis nėra privalomas. Tai čia apeliuoju į kiekvieno medžiotojo ar būrelio vadovą atsakingumą. Tai kiek jis atsakingas, eina į medžioklę su ginklu, gali padaryti žalą ar negali padaryti. Tai būna, visko būna. Tai norėjau užklausyti to pačio klausimų. Mes įpratę esame draustis automobilį, dabar jis yra privalomas, jau daug metų privalomas, bet namų turtą draudžiamės, sveikatos draudimą. Kodėl medžiotojai nesidraudžia? Čia turbūt dar spėčiau tokia, iš senų laikų likę medžioju 30 metų, nieko neatsitiko ir nieko neatsitiks. Kas yra džiugu, kad jaunoji karta, jie jau pradeda mąstyti. Taip, jau aiškiai draudžiasi ir namus, senoji karta, aš nenoriu nieko blogai apie jo šnekėti, irgi kažko tai nedraudžia, gal taupo pinigus, nors apie tą taupimą, tai statistiškai galiu pasakyti, vidutiniškai medžiotojas per metus medžioja apie 70 kartų. Tai metinė įmoka apie 3-7 eurai. Tai paskaičiuokim, tai viena medžioklė 50 centų. Ar tu rizikuotum už 50 centų? Taip, ne. Tai va klausimas, kodėl kiti rizikuoja. 89% medžiotojų, 50 centų kažkur, tai nežinau, kurie pasideda. O kas įeina į tą draudimą? Yra civilinė atsakomybė kiekvieno medžiotojo, būrelio draudimas? Pradėkim gal nuo civilinės. Kas įeina? Jo, tai paimkim, kad čia yra 2 dalis ir viena ir kita yra civilinė atsakomybė. Viena dalis tai yra medžioklės plotų draudimas, tai būrelio atsakomybė už žvėrių padarytą žalą pasėliams, miškams, hidrotechniniams įrenginiams. Grynai kaip parašyta 18 medžioklės straipsnį. Už ką būrelis atsako, tai mes tą ir draudžiam. Čia yra viena dalis. Kita dalis, jau ką ir šnekėjom, tai yra kiekvieno asmens medžiotojo veiksmų draudimas, jeigu jisai medžioklės metu ar sužalotų kitą asmenį, ar sugadintų kito asmens turtą. Turtas yra bet kas gali būti. Kito medžiotojo šuo, kito medžiotojo automobilis, ūkininko gyvulys, bet kuris turtas, kuris priklauso ne man, bet kitam. Apsidraudus civilinę atsakomybę, medžioju vienam būrelį, tas draudimas galioja tik tam būrelį ar visur? Jo, čia irgi užduodama šitą klausimą. Ne, jis galioja visoje Lietuvoje. Tai jeigu tu Osvaldai apsidraudėjai, tai važiuoja per visą Lietuvą ir medžioji. Nesvarbu, ar ten tavo būrelis, ar ne tavo būrelis, jis galioja visoje Lietuvoje. Taip pat turim opciją, jeigu medžiotojai, kurie išvyksta kitas valstybės, pavyzdžiui, Latvija, Estija, irgi galima apdrausti. Taip pat turim opciją Europą. Jeigu vyksta į Europos kitas šalis, Vokietija, Ispanija, panašiai, irgi galim tą padaryti, tą apdrausti. Visokių kalbų esu girdėjęs dėl to draudimo. Ar mitas, ar teisybė, kad galima draustis
tik tais nuo balandžio mėnesio. Čia pasakysiu tik mitas, nes gali draustis balandžio 1, gegužės 3, birželio 18. Kada sugalvoji, Kada sugalvoja, tada ir draudžiatės. Kada yra poreikis, nėra to sezoniškumo, kad tie balandžio 1 ir vien tam sezonui draudiesi. Ne. Taip. Tai yra mitas. Lygiai tas pats, kaip ir nusipirkau naują automobilį, draudžiuos, bet kada. Visiškai teisingai. Visiškai teisingai. O kaip kitos šalis su draudimu? Daugelį valstybių, vakarų valstybių kalbėkim, draudimas medžiotojų yra privalomas. Iki mūsų, iki Lietuvos, kol kas dar jis nėra privalomas. Tai vėlgi, atsakant į tą pirmą klausimą, kodėl draudžiasi tik tokia nedidelė dalis tų medžiotojų, jis nėra privalomas. Jeigu nėra privalomas, tai tada kam draustis? Nelaimingos sutikimai palyginus nedaug įvyksta Lietuvoje, bet gali būti ir gyvūnas, kaip atsakei. Ar ten karvė, ar avis, ar tas medžioklinis šuo. Apskaičiavimo esu girdėjęs, kad jis yra ir gaunasi labai, labai dideli skaičiai. Tai palyginus, jeigu ten netyčia sužeidė šunį, mokėti iš savęs 10-15 tūkstančių už gyvūną, tai yra žmogui didelė suma. Taip. Jeigu turi 15 tūkstančių, gali pasvarstyti, ar mokėti 15 tūkstančių, ar sumokėti 50 centų. Taip. O kiek kainuos, ar šuo reikės įgydyti, ar jisai nedaug dievė žus, vėlgi, kiek kainuos, tiek mokėsi. Draudimo suma iki 2 milijonų, tai turėtų užtekti. Gal tokie šunys dar nėra Lietuvoje, bet Per variminę, jeigu tarkim, ne vieną šunį ten. Ne, tai būna paleistas neatsargus šūvis, jeigu ten gyvūnas šuo prie gyvūno paleidai netyčia, užbėgo to momento. Kaip, visko gali įvykti. Be abejo. Tai garantija tas medžiotojas nenorės paleisti to šūvio, bet būna kaip būna. Tai tam ir yra draudimas. Taip. Pakalbėkim apie būrelių draudimą. Palyginus, aplamai, būrelių 10% draudžiasi. Grubiai. Tai to žalos gali būti labai reikšmingos ir pasėliams, ar miškui. Taip. Kokia didžiausia suma, ką jums teko išmokėti? Apie 30-50 tūkstančių. Pirminės pretenzijos esam gavę 90 tūkstančių, bet čia, kaip pasako ūkininkas, aš įsivaizduoju tiek, bet iš tikrųjų yra mažiau. Bet daugiausiai esam išmokėję apie 30 tūkstančių. Tačiau tos žalos jos nemažėja, jos didėja, aišku, priklauso nuo grūdų kainos, priklauso nuo kas tai per pasėlis, aišku, daugiausiai kainuoja kukurūzai ir rapsai. Jeigu būrelis gavo tokią žalą, tai tarkim, imkim 30 tūkstančių. Suma yra gan didelė. Galimybė, kad būrelis neišmokės, o ten yra terminai mokėti. Taip, nuo komisijos paskaičiavimo žalos per 30 dienų turi medžiotojų būrelis kompensuoti nuostolius. Jeigu to nepadaro, yra galimybė, kad jie netenka licenzijos užsiimti tą veiklą. Ar yra buvę atvejų, kai praranda plotus? Lietuvoje aš nesu girdėjęs, bet kiek žinau, pas kaimynus Lenkus yra ne vienas toks atvejis. Tai būrelis nebeįstengia išmokėti tos žalos ir automatiškai prarandi plotus. Taip. Aišku, Lietuvoje negirdėjau to, bet tai negali sakyti niekada. Niekada nesakyk niekada, tai čia irgi. Vienas būrelis turtingesnis, kitas gal neturtingesnis, tai jeigu ta didelė žala, tai gali būti kritiška tam būreliui. Jeigu ten 10 vidurkis kažkur yra, man atrodo, apie 15-20 žmonių būrelėje, tai sumokėti 30 tūkstančių, nedaug dievė ir daugiau, tai yra labai reikšminga suma būreliui. Taip. Čia realiai kaip ir papildomos išlaidos, kurias iš kažkur turi pasiimti ir atiduoti. Dabar klausimas. 10% medžiotojų, būrelių, aplamai draudžiančių. Jeigu sąmoningai medžiotojai būreliai draustusi, kaip būtų su kaina? Kaina kistų ar ne? Žinoma. Čia jau tas dalykas, kuo daugiau draudžiasi, tuo mažesnė kaina. Taip pat, kaip pavyzdys, automobilių draudimas. Jeigu būtų jis neprivalomas, draustųsi tik tai viena dalis, tai draudikui reikia surinkti tos pinigus. Automatiškai kelia kainą. Tai šiuo atveju, jeigu šiai dienai medžiotojo draudimo kaina 37 eurai vienam, tai jeigu būtų ne 10% draustųsi, o 50, 80, tai ta kaina gali būti ir perpus, net ir 3 kartus mažesnė. Tikiuosi, mes link to ir kažkada tai atkeliausim. Jo, nes kitose šalyse yra privaloma, be jo tu net negali medžioti. Pirmą turi apsidraust, paskui tik tais medžioti. Tai tas iš dalies ir blogai privalomas,
Bet iš kitos pusės ir gerai. Nu, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, Prancūzijai privalomas, tai medžiotojo draudimas kainuoja berods 12 ar 13 eurų Metam. metams. Tada prašau ir atsakymus. Tai jeigu draustus pas mus, galbūt panaši kaina ir būtų. Galbūt. Gali būti, žinoma. Lietuvoje yra medžiotojų vienijančios organizacijos. Kaip sekasi bendradarbiauti su jais? Ar bandot, ar bendradarbiaujat? Taip, iš tikrųjų bendradarbiavom su medžiotojų asociacijoms, ypač su LMŽD. Paskutiniu metu, manau, nemažai prisidėjom padėjom patobulinti žalos apskaičiavimo metodiką, kas liečia pasėlius. Ir toliau ir konsultuojamės, ir mes su jais, ir jie su mumis, kaip geriau padaryti. Ar draudimas dengtų tokias žalas, nedengtų, nes tas irgi labai svarbu. Nes išleis įstatymą, o niekas negalės atlyginti. Nu, tai čia irgi. Tai taip, atsakymas taip, bendradarbiaujame ir... O jeigu dabar esu LMŽD narys, ar man kaina dabar šiuo metu skiriasi, ar nieka, gal yra planų kokių tai, kad ir... Kol kas šiai dienai tai kaina nesvarbu, ar LMŽD narys, ar gamtos, ar Sūduvos, ar kitos asociacijos kaina nesiskiria. Bet žinoma, aišku, dirbam to klausimu su asociacijom. Jeigu asociacija nuspręstų, kad mūsų nariai 80% tikrai drausis, vienareikšmiškai mes tikrai siūlysim kitokias sąlygas. Tikėkime, kad visi medžiotojai įvertins tas rizikas, kas gali nutikti ir drausis, kad nereikėtų mokėti iš savo kišenės. Nei plauko, nei tauko. Šioje laidoje kalbiname Lietuvos vietos bendruomenių sąjungos pirmininkę Eglę Juozapavičienę. Gal trumpai pristatykite organizaciją ir save. Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga per visą Lietuvą atstovauja beveik 1500 bendruomeninių organizacijų, vietos bendruomeninių organizacijų, kurios veikia vietoje. Ir sąjungos tokia vienas iš tikslų tai yra būtent tų organizacijų palaikymas, skatinimas, atstovavimas interesų ir kitų visų problemų. Šitai organizacija jau yra daugiau negu 15 metų, šiemet 16 gimtadienį švenčiam ir dirbam vietos bendruomenių labui. Gerbiamą Eglę pasikviečiau pokalbiui, kadangi Lietuvos medžiotojų klubai, būreliai, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymų. Tai, kas yra privaloma ir reguliuoja visų visuomeninių organizacijų statusą ir veiklą. Ir su gerbiama Egle noriu pakalbėti apie svarbiausius akcentus. Ir turbūt būtų svarbu, kad mūsų dialogą, šitą pokalbį girdėtų klubų būrelių prezidentai, valdybos, nariai, kadangi gyvename teisinėje valstybėje ir teisės aktų reikalavimai yra taikomi visiems vienodai. Ir kartais susidurime, kad dėl nežinojimo ar neteisingo teisės aktų taikymo suvokimo sulaukime teisinių pasiekmių. Tai gal galėtume sudėlioti pagrindinius akcentus, kas yra svarbu tokiom organizacijom, kurių teisės akto normų jie privalo laikyti ir kurie žingsniai gali privesti prie tam tikrų liūdnų pasiekmių, kai mes turime vieną pavyzdį, kada neteikiant reikiamų duomenų buvo išregistruotas medžiotojų klubas ar būrelis iš registrų centro duomenų bazės ir jis tuo atveju prarado teisę valdyti medžioklės plotų vienetą, tai yra medžioklės išteklius. Tai aš šiandien ir norėčiau pakalbėti apie tai, kad tikrai yra aktualu ir man kaip medžiotojai yra aktualu, kad vis dėlto mūsų medžiotojų klubai suprastų, kad yra teisinė forma asociacija ir jų veikla visa turėtų vykdoma būti pagal asociacijų įstatymą. Ir būtent šiuo metu, būtent 4 mėnesius po naujų metų, reikalingas visuotinis susirinkimas ir patvirtinti tas vadinamas ataskaitas. Nuo to, kas privaloma pagal įstatymą, mes niekur nepabėgsime. Ir kaip jūs ir minėjote, jeigu tos ataskaitos nepateikiamos arba tos ataskaitos nepateikiamos tokios, kokios reikia, jau yra pasiekmes, kurios tikrai dažnai liūdnai baigėsi. Ir šiandien dienai galbūt aš norėčiau pabrėžti tokias kelias problemas, kad vis dėlto, jeigu medžiotojų klubai vykdydami savo veiklą jau kažkiek tai tvarkosi buhalteriją, pildo dokumentus, ta prasme,
visas licencijavimas, viskas vyksta kaip ir tvarkingai, tai užmirštama, kad būtent tie 4 mėnesiai yra duoti tam, kad būtų visuotinis susirinkimas. Ir visuotiniam susirinkime reikia patvirtinti metinės ataskaitas. O metinė ataskaita, čia vėl norėčiau pabrėžti, kad sudaro finansinės ataskaitos, kurias ruošia buhalterės. Ir aš labai tikiuosi, kad medžiotojai netaupo, pasisamdo buhalterę ir jinai pateikia visus reikalingus dokumentus, finansinės būklės ataskaita. Taip, tą patį rinkinį, kurį sudaro finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita ir aiškinamasis raštas. Ir čia reikia labai atkreipti dėmesį, kad yra dar vienas reikalingas dokumentas, kurį vis dėlto pildo ne buhalterė, bet pildo būrelio pirmininkas. Ir tai yra veiklos ataskaita. Šiandien dienai registrų centras yra patvirtinęs atitinkamą formą. Ir būtent, kad ataskaita veiklos yra tvirtinama ne bet kaip parašyta, iki užpraeitų metų buvo galima laisvą formą parašyti šitą ataskaitą, jau dabar kelinti metai yra konkreti forma ir šitą formą reikėtų atsisiųsti ir ją užpildyti pagal pateiktus reikalavimus. Ir toj ataskaitoje, kur jau teikia būrelio pirmininkas apie veiklą, tokie yra pagrindiniai reikalavimai, kur nurodoma ir veiklos tikslai, uždaviniai, atlikti darbai, kokie atlikti buvo. Labai svarbu pateikti 26 metų darbų tą planą kaip numatyti, kokius kelsim uždavinius, tikslus ir kokias veiklas vykdysim. Taip pat toksai vienas iš reikalavimų, kad turime atsispindėti asociacijoje esamų narių skaičius. Tai metų pradžioje ir metų pabaigoje. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje. Taip, kalbant apie šitą veiklos ataskaitą, organizacijos labai ją užmiršta. Ir jeigu šiandien dienai yra tikrinamos iš viso tų rinkinių pridavimas, ar pateikė medžiotojų būrelis ar nepateikė tas ataskaitas, žinokit, nuo šių metų ir nuo kitų metų bus didelis dėmesys kreipiamas ir pačiam turiniui. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad atkreipkite dėmesį, kad ataskaitos forma yra pateikta, ataskaita turi būti pateikta pasirašytinai ir būtinai patvirtinta visuotinėme susirinkime. Ir numatyta informacija turi būti pateikta ataskaitoje. Taip, toj formoje tikrai yra surašyta, ko minimum reikia pateikti, kad ataskaita būtų užskaityta kaip veiklos ataskaita. Tai kaip ir nenoriu karteltotis, bet kaip ir sakiau, tikslai, uždaviniai, veiklos padarytos, tikslai, uždaviniai, veiklos, kokias norite daryti sekančiais metais ir narių skaičius. Taip pat teikiant ataskaitas, reikia nepamiršti, kad tas ataskaitas, kaip minėjau, reikia vis dėlto visuotinius pasidaryti per 4 mėnesius ir atkreipti dėmesį dar į vieną tokį terminą, kad po susirinkimo per 30 dienų šitos ataskaitos turi būti registruotos registrų centre. Tai irgi šito termino reikia nepraleisti, nes tas 30 dienų, kaip pasakyti, irgi suteikia tam tikras pasiekmes. Praleidimas. Tai nežinau, daugiau kaip aš galvoju, kad jeigu vis dėlto ten ta forma šiandien dienai yra gana tokia sutrumpinta, daug rašyti nereikia, bet jeigu turit kuo pasigirti, pasidžiaugti, tai formoje galima nurodyti, kaip pasakyti, kažkokį šaltinį, kur jūs pateiktumėte išsame ataskaitą, galbūt nuotraukas, detalizuotas ir taip toliau, taip panašiai. Tai svarbiausiai atkreipti dėmesį, kad medžiotojų būreliai, klubai veikia pagal asociacijų įstatymą ir to įstatymo reikia laikytis, pradedant turint įstatus, organizuojant veiklą ir žinoma teikiant ataskaitas. Kiekvienais metais, iki gegužės 1. Pagrindinis laidos rėmėjas opticspot.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių, taikiklį ir priedėlį. Naktinio matymo lyderis PART oficialiai Lietuvoje, OpticSpot ir medžioklės parduotuvėse. Nokpix Ace. Vienintelis termovizinis taikiklis su optinio artinimo funkcija ir į lęšį integruotų tolimačių. Preciziškai ir tiksliai medžiokliai. Ar žinote, kad jau Lietuvoje yra medžiotojų rojus? Tai Echipaun parduotuvė Kaune, Islandijos plentas 30. 300 tūkstančių įvairių ir skirtingų prekių. Taip pat galime rasti prekių skirtų žvejams ir laisvalaikiui, platus ginklų pasirinkimas, šaudmenų, optiniai taikikliai, priedėliai, žiūronai. Kalbame apie klubų būrelių įstatus ir pasakykit, gerbiama Eglė, įstatai atitikimas Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymui,
Tai ką turėtų padaryti klubai ir būreliai atsižvelgdami į tam tikrus pokyčius šitame įstatyme, kadangi įstatymas koreguotas keletą kartų. Tai čia yra svarbiausias momentas tame, kad vis dėlto įstatai jie yra keičiami tada, kada yra poreikis. Ir jie turi atitikti galiojančius teisės aktus. Tai jeigu jau įvyko pokytis toksai, kad yra pasikeitęs teisės aktas, o įstatai yra seni, tai tikrai rekomenduojama juos peržiūrėti, pasižiūrėti, kas yra naujo, galbūt įdėti kažkokius naujus reikalavimus, taisyklės arba kaip pasakyti, pačio būrelio priimtus sprendimus. Tai tikrai tuos įstatus nereikia laikyti statiniai būsenoje, bet reikia laiks nuo laiko persižiūrėti, kad jie atitiktų reglamentuojamus teisės aktus. Reikia pasakyti, kai tai nėra Biblija, jie gali būti keičiami ir papildomi, tik yra svarbu atsižvelgti, kad jei nesuklysiu, tai yra nustatyti reikalavimai, kad keičiant įstatus turi dalyvauti didesnis procentas dalyvaujančių organizacijos narių negu įprasto susirinkimo kvorumai. Tai taip ir tuose pačiuose įstatuose šita norma turi būti įrašyta. Vadinasi, keičiant įstatus reikia būtinai vadovautis irgi galiojančių įstatų redakcija. Ir turbūt yra labai svarbu, ką jūs paminėjote dabar žodį įstatai, kad klubai, būreliai, jie privalo būti patvirtinę savo įstatus numatytus ir jų laikymasis irgi yra privalomas dalykas, nes dažnai būna, kad mes įsivaizduojame ar manome, kad galime veikti ir daryti taip, tačiau tai prieštarauja įstatams ir tai gali sukelti teisinių pasekmių arba teisiniuose ir teisminiuose ginčiuose dažniausiai tai bus pripažinta kaip neteisėti veiksmai, netitinkantis teisės aktų reikalavimų. Žinoma, įstatai jie gana dažnai būna tokie bendro pobūdžio, bet nepamirškime, kad mūsų medžioklės kultūra, jinai auga ir daugelis būrelių jau dabar turi etikos kodeksą, dar papildomas prisėmė vidaus tvarkas, kurias iš tikrųjų norint tą užtikrinti, būtent medžiojimo kultūrą, mūsų bendravimo kultūrą, mūsų bendruomenės reprezentacinį veiksmą, kad mes jau vis dėlto esam bendruomenė ir esam išskirtiniai tuo, kad išskirtiniai savo užsiėmimu ir ta tokia veikla. Tai nepamiršti, kad ne vien tai įstatai yra reglamentuoja elgesį arba drausmę, bet yra dar ir tarpusavio susitarimai. Nes bendruomeniai dažnai būna kartais, kad ta nerašyta taisyklė, jinai galioja kaip daug stipriau ir daug tvirčiau negu rašytas. Bet nenukrypsiu nuo savo šiandieninės temos. Viskas, kas yra įstatyme, reikia naudoti, reikia paruošti, reikia pateikti ataskaitas ir medžiokliai valio. Tai tikrai svarūs ir svarbus dalykai, kuriuos turėtų peržiūrėti, įsigilinti ir pasitikslinti mūsų kolegos medžiotojai, kurie ypač yra vadovaujantis asmenys medžiotojų klubuose ar būreliuose. Man šiandien naujiena, kad jūs esate medžiotoja, tai trumpai kaip jums sekasi? Žinokit, sekasi gerai, todėl kad tikriausiai pirmiausiai medžiotojas tai myli gamtą, myli žvėris. Ir jūs einat pamylėti. Ir aš einu pamylėti. Bet, žinot, iš kitos pusės aš vis dėlto noriu pasakyti, kad aš einu ypatingai šitą šiemetinę žiemą. Ėjom ne tik pamylėti, bet ėjom pasidžiaugti mūsų medžiotojais, kurie vis dėlto parodė tą savo kultūrą, tą savo šviesėje pusę, kad pasirūpino mažesniuoju savo draugu, pasirūpino gamta. Kažkaip medžiotoją visą laiką įvertinam pagal laimikio skaičių. Bet tikrai Lietuvoje vis dėlto plinta ir ta kultūra, kad medžioklė tai yra ir laisvalaikis, ir būtent ta gamta, tas gamtos apsauga ir pagalba pačiai gamtai. Pagalba ūkininkams, pagalba tiems, kurie gyvena šalia gyvūnų. Man šitas aspektas medžioklės labai patinka ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad būtent ta Lietuvos medžiotojų kultūra visai kitokia, jinai edukuojanti, jinai rodanti visuomeniai apie pačio medžiotojo gyvenimą, jos tas atsivėrimas plačiai visuomeniai, tas pademonstravimas, kuo užsiima medžiotojas ir kaip jisai žiūri į tą savo pomėgį, į tą savo darbą, kurį veikia, tai yra tikrai edukuojantis ir tai yra tikrai labai šauni bendruomenė, kuri garbėja joje būti. Medžioklė tikrai nėra viena grobis, ta prasme, tas laimikis, ar ne, tas sumedžiotas ar gyvūnas ar paukštis. Medžioklė, tai jūs labai teisingai sakot, pakalbėsim apie sumedžiotojų filosofais. Ten ir pasikalbė, ir pabendrauji, ir grynam ore pabūnė, ir tai, žinokit, tikrai užveda ir tai tikrai labai nuostabus laisvalaikio praleidimas, kuris neša naudą.
Labai ačiū Jums už pokalbį, ką, nei plauka, nei tauko ir gražių akimirkų gamtoje. Pagrindinis laidos rėmėjas opticspot.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių, taikiklį ir priedėlį. Naktinio matymo lyderis PART oficialiai Lietuvoje, OpticSpot ir medžioklės parduotuvėse. Knockpix Mate – multifunkcinis termovizinis priedėlis, sukeičiama baterija, integruotų tolimačių ir balistinė korekcija jūsų taikiklyje. Ar žinote, kad jau Lietuvoje yra medžiotojų rojus? Tai Echipaun parduotuvė Kaune, Islandijos plentas 30. 300 tūkstančių įvairių ir skirtingų prekių. Taip pat galime rasti prekių skirtų žvejams ir laisvalaikiui, platus ginklų pasirinkimas, šaudmenų, optiniai taikikliai, priedėliai, žiūronai.